Procesų valdymas pakeliui į Lean sistemą. Procesų tinkamo valdymo uždavinys yra labai artimas Lean sistemos uždaviniams, tik yra mums kur kas įprastesnis. Kita vertus, anaiptol ne visi vadovai į organizaciją žiūri kaip į procesų visumą, tai yra jie netaiko procesinio požiūrio į savo organizaciją. Todėl verta pakalbėti apie procesų kontrolės pagerinimą, nes tai gali žymiai pagerinti ir pačios organizacijos rezultatus. Organizacijos rezultatai priklauso nuo tinkamo resursų panaudojimo, kaip apibendrinti Išikava arba žuvies kaulo diagramoje, tai yra darbo jėga, metodai, medžiagos, mechanizmai ir darbo aplinka duoda rezultatą. Tačiau Lean sistema geresnio rezultato siekia ne tiek gerinant resursus, kiek gerinant šių resursų panaudojimą, tai yra atskiras operacijas, kurių grandinė sukuria rezultatą. Kaip tik operacijų pobūdis, jų eiliškumas ir sąryšis ir sudaro procesą. Taigi, Lean yra procesų tobulinimo sistema. Kaip pasakė Fujio Toyota Motors prezidentas, mes gauname puikius rezultatus, kai vidutiniai žmonės valdo puikius procesus. Tuo tarpu mūsų konkurentai pasiekia vidutinių ar net prastesnių rezultatų, jų puikiems žmonėms dirbant su netikusiais procesais. Procesas Toyota Motors požiūriu yra raktas į sėkmę. Procesas yra viskas, arba viskas yra procesai. Tai yra gamyba, rinkodara, pardavimai, logistika, administravimas, personalo valdymas, moksliniai tyrimai. Kiekvieną iš šių veiklų mes galime sudėlioti į grandinėlę atskirų operacijų, su ryšiais tarp atskirų operacijų ir su tų operacijų trukme. Kitaip sakant, mes galime jiems taikyti priklausomybės ir laiko parametrus. Taip pat ir patalpos, tai yra procesų vykimo vieta, įmonės struktūra, tai yra ryšiai tarp procesų, o strateginis planas tai procesų kryptis. Taip sakant, procesinis požiūris į įmonės organizavimą mums yra visa apimantis, mes jo galime remtis. Organizacija taip pat yra procesas. Mike Rotter Toyota Kata knygoje parašė: Toyotoje nėra finišo linijos mentaliteto. Tikslas yra nelaimėti, o sukurti organizacijos sugebėjimą nuolat tobulėti, prisitaikant prie dinamiškų klientų reikalavimų ir juos tenkinant. Kitaip sakant, pati organizacija ir jos tikslas yra procesas, yra kitimas organizacijos vystymosi kelyje. Ko mes tikimės iš pagerinto procesų valdymo? Visų pirma, procesas turi įgauti aiškius reikalavimus paruošimui, jo eigai ir rezultatams. Procesas turi gauti savo savininką arba proceso vadovą. Procesas turi tapti stabilus ir kontroliuojamas ir pajėgus įvykdyti klientų ir verslo reikalavimus. Procesas vizualiai turi tapti akivaizdus ir leisti iš anksto arba iš karto pastebėti kylančias problemas. Procesas tampa reguliariai vertinamas, jo kokybė lyginama su keliamais jam reikalavimus ir procesas yra nuolat tobulinamas, nuolat atsižvelgiama į naujus verslo iššūkius ir keičiantis iššūkiams procesas kinta. Jeigu vertės srautą nagrinėsime pasitelkę vadinamą SIPOC modelį, matysime, kad vertės srautas susideda iš kelių komponentų. Tai yra tiekėjai, įeinantis resursai, pats procesas, proceso rezultatai ir klientai. Ir jeigu norime, kad vertės srautas būtų sėkmingas, mes turime užtikrinti, kad kiekvienas iš šių komponentų, kiekviena grandis funkcionuotų tinkamai. Taigi, procesas šiuo atveju yra esminis komponentas ir geras procesas duoda gerus rezultatus, beje ir priešingai. Prastas procesas duoda prastus rezultatus, todėl jei sieki gerų rezultatų, tai tikslingai gerink savo procesus. Į procesą taip pat galima būtų žiūrėti kaip į matematinę funkciją, kur kiekvienas kintamasis lemia proceso rezultatą.
Tačiau ne vien tik tai patys kintamieji lemia rezultatą, tačiau ir algoritmas, kaip kintamieji tarpusavėje surišti. Taigi procesas yra ir kintamųjų, ir paties algoritmo suminis rezultatas. Procesų valdymui norime pasiūlyti 7 žingsnių algoritmą, iš kurių pirmi 2 žingsniai yra skirti proceso analizai, tai yra kritinio proceso identifikavimas įmonėje ir kontrolės priemonių parinkimas. 2 žingsniai yra skirti kontrolės priemonių paruošimo darbui, tai yra reagavimo plano paruošimas ir situacijos vizualizavimas. Ir kiti 3 žingsniai yra skirti šių priemonių įgyvendinimui, tai yra palaipsniui proceso stabilizavimas, tobulinimas ir proceso galimybių išplėtimas. Pasižiūrėkime šios žingsnius šiek tiek detaliau. Taigi, pirmas žingsnis yra identifikuok kritinį procesą. Organizacijoje yra daugybė procesų ir visų pirma, norint pritaikyti procesinį požiūrį į organizaciją, mums reikia tuos procesus įsivardinti, kokie jie yra. Taigi, apibūdink organizaciją per joje vykstančius procesus. Kokia yra organizacijos vertės grandinė ir kokie atskiri procesai susijungia į bendrą vertės grandinę. Norėdamas procesus analizuoti, visų pirma juos įvardink, kokie jie yra. Įvardink turimus procesus per jų paskirtį. Iš įvardintų procesų išskirk svarbiausius ir apsispręsk, ar jie pajėgus pasiekti jiems keliamus strateginius tikslus ir įmonei keliamus strateginius tikslus. Kokia klientus aptarnaujančių procesų būsena? Klientas visų pirma mato tos procesus, kurie paliečia jį patį, netgi jeigu iki tol esantis procesai darbo grandys yra gerai funkcionuojančios, tačiau su klientu susiduriantis procesas nėra idealus, klientas turės nuomonę apie organizaciją pagal jį palietusi procesą, kitaip sakant, pagal savo asmeninę patirtį. Atskirk pagalbinius procesus iš bendro konteksto, iš bendro procesų sąrašo, nes jie bus susijęs su viskuo. Su jais reikės dirbti vėliau, pradėti reikia nuo pačių svarbiausių. Taigi, nagrinėk visų pirma pačius svarbiausius procesus ir nepaskelsk detalėse. Įmonės valdymui pradėk nuo svarbiausio įmonės taško. Išanalizuok kritinius procesus. Visų pirma, apibrėžk ribas, kuo jie prasideda, ką apima, kokias grandis ir kuo baigėsi. Labai svarbu yra, kiek procesas trunka. Proceso trukmė yra jo esminė charakteristika. Tada įvardink proceso klientus. Jie gali būti išoriniai ir vidiniai. Išoriniai tai klientai yra, kurie perka mūsų produktus, o vidiniai klientai gali būti kiti žemiau vertės sraute esantis procesai. Ir labai svarbu identifikuoti, kokią konkrečiai vertę šis procesas kuria klientui, ko klientas tikisi iš šito proceso. Pagal tai yra apibrėžiama proceso gerumą arba atvirkščiai blogumą. Reikia įvardinti proceso tiekėjus, kurie taip pat gali būti tiek išoriniai, tiek ir vidiniai. Taip sakant, vidiniai procesai taip pat yra mūsų nagrinėjimo proceso tiekėjai. Reikia apibrėžti detaliai, ko konkrečiai iš tiekėjų reikia procesui arba kokia vertė, kokia gaunamų produktų arba ruošiamų produktų kokybė yra tinkama, kad mūsų procesas funkcionuotų taip, kaip yra numatyta. Charakterizuok turimus resursus, parink tinkamus rodiklius. Parink, kuo matuosi tuos resursus. Žinome, prisimenant Išikavos diagramą, turimi resursai yra darbo jėga, medžiagos, mechanizmai, metodai ir aplinka. Visi jie įtakoja proceso eigą ir proceso rezultatą. Reikia identifikuoti, reikia apsispręsti, ar visada resursai tenkina procesų reikalavimus. Taip sakant, ar mes turėtume tos resursus kažkaip tai pagerinti, jiems skirti atskirą dėmesį. Ir tada sekantis žingsnis yra charakterizuok paties proceso rezultatus. Ar faktiniai rezultatai atitinka laukiamus rezultatus. Taigi, analizės rezultate reikia identifikuoti kritinius procesui faktorius. Tuos, kurie turi didžiausią įtaką rezultatai
arba kelia daugiausia problemų. Taigi mes išskyrėme pagrindinius arba kritinius procesus ir kritiniams procesams išskyrėme juos įtakojančius kritinius faktorius. Sekantis žingsnis yra kontrolės priemonių parinkimas. Jeigu žiūrėsime į tą patį SIPOP modelį, mes turime resursus, mes turime proceso vidinės charakteristikas ir mes turime proceso rezultatus. Taigi, kontrolės priemonių parinkimas turi numatyti resursų, rezultatų ir vidinių charakteristikų kontrolę. Visus juos mes turime žinoti, kaip matuosime ir kai matuosime, kokie rezultatai bus priimami kaip geri ir kokios yra mūsų tolerancijos ribos, kada mes pasakysime, kad rezultatai nėra mus tenkinantis. Procesą charakterizuoja visų pirma proceso vidinės charakteristikos ir rezultatai. Vidinių rezultatų charakteristikų mums nereikia pamiršti, nes jie lemia procesų eigoje gaminamą galutinį rezultatą. Kokie gali būti proceso kontrolės rodikliai? Visų pirma, proceso rezultatai tai yra reikalavimai atliktam darbui. Mes, ko gero, žinome iš anksto, kokie rezultatai turėtų būti, ko mes laukiame iš to proceso. Taigi reikia apsispręsti, kokie tiksliai turi būti rezultatai, kad mes galėtume tiksliai ir žinoti, ar gaunamas rezultatas atitinka to, ką mes laukiame. Mes turime įsivertinti, koks yra klaidų skaičius arba broko kiekis išeinantis iš to proceso. Mes taip pat turime įsivertinti, kokia yra proceso trukmė. Ar proceso trukmė šiandien mus tenkina? Ar proceso trukmė nėra kritinis parametras, dėl ko mums gali būti butelio kakliukų visoje vertės grandinėje. Antra, reikia charakterizuoti atskirus proceso žingsnius arba operacijas. Kaip matuojame operacijos rezultatą? Kokie reikalavimai atskiram proceso žingsniui? Lygiai taip pat reikia iš anksto apsispręsti, koks lūkestis yra šiai operacijai, kaip jis turėtų vykti. Operacijos rezultatų stabilumas, variacijos yra operacijos charakteristikos. Taip pat klaidų skaičius, operacijos broko kiekis, operacijos trukmė. Labai svarbu nepamiršti, kad operacijos yra darbo atlikimas, tačiau laukimas tarp operacijų taip pat yra proceso sudėtinė dalis. Labai svarbu žinoti, kokia yra laukimo tarp operacijų trukmė. Taigi, konkretizuojame reikalavimus per rodiklius, sekamos svarbiausios charakteristikos operacijų. Šie duomenys turi būti praktiški ir lengvai matuojami, kad mes galėtume lengvai įvertinti esamą proceso pobūdį ir būseną. Trečias proceso valdymo žingsnis – reagavimo į nukrypimus plano paruošimas. Kai žinai, ko tikėtis, visą laiką yra daug lengviau reaguoti. Tai šiame žingsnėje kaip tik taikoma šita taisyklė. Žinok laukiamas proceso ar atskiros operacijos charakteristikas ir jų tolerancijos arba paklaidos ribas. Žinok, kaip turi gautis. Taigi, charakteristikas ir paklaidas matuoja rodikliai, todėl visų pirma sekame rodiklius ir pagal juos sprendžiame, ar procesas, ar atskira operacija duoda reikalaujamą rezultatą. Klaidoms ir nukrypimams iš anksto numatomi korekciniai veiksmai. Kaip parodyta šiame pavyzdyje, maišymo dozavimo pakavimo operacijos turi savo nustatytus rodiklius, pagal ką matuojame šių operacijų kokybę ir tolerancijos arba paklaidos ribas. Jeigu atskira operacija, bet kuri iš operacijų viršyje tolerancijos ribas, nuklysta į šoną, atsiranda klaida, brokas, yra numatyti korekciniai veiksmai operatoriai, ką jis turi atlikti, jeigu tokia klaida pasitaiko. Žinodamas šios veiksmus, operatorius gali reaguoti žymiai greičiau. Taigi numatyti veiksmai tai yra tarsi receptų knyga.
kaip procesą reikia grąžinti į vėžes. Kitas pavyzdys yra vidinio tinklalapio pavyzdys, kuriame yra nuosekliai aprašyti proceso žingsniai ir numatyti korekciniai veiksmai, jeigu tuose žingsniuose atsiranda klaidos. Korekciniai veiksmai turi būti patikrinti iš anksto, jie turi būti efektyvūs. Yra numatytos reagavimo instrukcijos operatoriams, jos yra vizualizuotos, jos yra lengvai pastebimos ir suprantamos, o darbuotojai yra apmokyti, kaip tomis instrukcijomis naudotis. Ketvirtas žingsnis yra vizualizuota procesų kontrolė. Vizualizavimas yra labai svarbus veiksmas, nes vizualizuotas valdymas padaro kontroliuojamus proceso parametrus akivaizdžiais ir leidžia akimirksniu pastebėti nukrypimus nuo reikalavimų standartų. Mes greičiau suvokiame šitą informaciją ir dėl to galime greičiau reaguoti. Vizualizavimas padeda perteikti informaciją lengviausiai suvokiamu būdu ir parodo standartus, kokius reikalavimus kelia įmonė, kurių privalu laikytis. Parodo procesui ar operacijai keliamus reikalavimus ir parodo reagavimo į nukrypimus ar klaidas būdus. Vizuali kontrolė perspėja apie nukrypimus arba netitikimus, stabdo nukrypimus, neleidžia tęstis klaidai ir neleidžia brokui keliauti vertės grandinę. Taip pat vizuali kontrolė prevenciškai eliminuoja nukrypimus, perspėja apie galimą klaidą. Svarbu yra tai, kad visą vizualią informaciją apie procesą arba apie atskiras operacijas, kitaip sakant, rodiklius, tipiškai atnaujina patys operatoriai. Nėra deleguojama šita funkcija kokiam nors specializuotam žmogui. Šita funkcija yra pačių žmonių, kurie dirba tame procese reikalas. Vizualizuota informacijai eksponuoti reikalinga vieta, kad visiems būtų matoma, kad ji būtų patogi, nes ši informacija yra naudojama, ją remiantis valdomas procesas. Turi būti perteikta ta informacija, kuri reikalinga proceso kontroliai, kad informacija būtų praktiškai reikalinga ir aktuali. Tam, kad būtų lengviau suprantama, reikia naudoti nuotraukas, grafinę informaciją, aprašymus pateikti labai glaustai, kad informacija būtų kuo lengviau, kuo greičiau suprantama. Tipiškai sekama būsena ir registruojama informacija yra proceso ryšys su įmonės tikslais ir bendraja vertės grandinė. Labai svarbu yra darbų saugos incidentai arba bendra darbų saugos būsena. Svarbus yra kokybės parametrai, tai yra produktų ar operacijos rezultato atitikimas reikalavimams, nukrypimai, broko kiekis. Tai gali būti ir kiekybinis ir kokybinis charakterizavimas. Svarbu yra užduoties rezultatas, planas versus faktas. Jeigu planas neįvyko, mums labai svarbu žinoti vėlavimo įvykdyti priežastis. Jeigu planą įvykdėme nelaiku, mes turime žinoti priežastis, kad su jomis galėtume dirbti ir likviduoti šią problemą. Svarbu yra problemų sprendimas. Identifikuotos problemos procese turi būti išspręstos ir sprendimo būdas, sprendimo eiga yra vizualizuojama. Tokiu būdu yra vizualizuojamas proceso tobulinimas ir proceso tobulinimo darbai. Tai yra vykdomi projektai ir pasiūlymai problemų sprendimams. Pasižiūrėjus šį pavyzdį, kaip organizuojamas vizualus valdymas, mes galime matyti, kad čia yra numatyti, parodyti įmonės tikslai ir ryšys su kontroliuojamo procesu. Yra nagrinėjamas, kokia yra proceso užduotis, koks yra faktas užduoties atlikimas, lyginant su planu ir nagrinėjamos variacijos, nukrypimai nuo plano periodo ribose. Yra eksponuojami privalomi laikyti standartai ir eksponuojami reagavimo į nukrypimus nuo rezultato rodiklių planai.
yra parodoma problemų eskalavimo grandinė, kaip problemos yra sprendžiamas, kokiu nuoseklumu yra pateikiama informacija, kas turi būti informuotas ir kas priima sprendimus atskirais atvejais. Parodomas problemų sprendimo planas, kur yra numatyta, kokie darbai turi būti atlikti atskiroms problemams išspręsti. Ir taip pat parodyta svarbiausios problemos arba Pareto diagrama, parodyta, kokios svarbiausios problemos yra šiame procese. Kitas pavyzdys yra skirtas tam, kad pasakyti, kad pačiam vizualizavimui yra daugybė sprendimų ir šie sprendimai visų pirma susiję su tuo, kokiegi procesai yra kontroliuojami, kas yra konkrečiam procesui svarbu. Esmė yra ta, kad turi būti svarbiausi parametrai, svarbiausi kontroliuotiniai parametrai, kuo greičiau suvokiami, kad juos vadovai pagal juos galėtų priimti sprendimus. Tiek operatoriai, tiek operatorių vadovai, skaitant ir įmonės vadovus. 5., 6. ir 7. proceso valdymo žingsniai yra valdymo užduočių įgyvendinimo žingsniai. Yra proceso stabilizavimas, tobulinimas ir jo galimybių išplėtimas. Be abejo, konkreti proceso tobulinimo eiga priklauso nuo konkrečios įmonės situacijos ir padėtų pastangų. Tačiau bendrasios taisyklės yra šios. Taikyk numatytas kontrolės priemonės. Paversk proceso kontrolę kasdienę rutiną. Visų pirma, tai turi būti disciplina, kuri perauga į įpročius. Standartizuok gerai atliekamas operacijas. Tai, kas pavyko, tas turi tapti standartu, turi būti aprašyta, pateikta darbuotojams ir atsirasti toje pačioje vizualizuotoje informacijoje. Apmokyk darbuotojus standartizuotam darbui. Darbuotojai turi žinoti, kaip ta operacija arba kaip tas procesas turi būti atliekamas. Jie turi turėti įgūdžius atlikti tokiu būdu, kaip yra numatyta, kad tai būtų geriausia. Pritaikyk priemonės neleidžiančias atsirasti klaidoms. Lean sistemos priemonės, poka jokia. Ši yra kaip atskiras instrumentas Lean sistemai. Procesų valdymą įtrauk į vadovybės standartinę dienotvarkę. Vadovybė turi įsitraukti į procesų valdymo užduotį. Tai turi būti jų kasdienės kontrolės užduotis. Tai turi būti vadovybės disciplinos dalykas. Ir procesų valdymas turėtų ateiti į hierarchinio valdymo sistemą. Hierarchinis valdymas tai yra kontrolė kiekviename įmonės organizacinėme lygmenyje. Tokiu būdu turi būti ugdoma procesų vadovo kompetencija ir tobulinami patys procesai. Turi būti naudojami problemų sprendimo ir tobulinimo instrumentai, tokie kaip Kaizen, restruktūrizavimas, procesų perprojektavimas ir panašiai. Diegiant procesų kontrolės instrumentus arba 5., 6., 7. kontrolės priemonių diegimo žingsnių rezultatas yra tai, kad nuosekli procesų kontrolė leidžia stabilizuoti ir efektyvinti procesą. Procesų stabilizavimus jį galime pagerinti, o šito rezultato pasekoje jam galime skirti naujas funkcijas, kurios anksčiau nebuvo jam priskiriamos, nebuvo deleguojamos. Proceso pajėgumas padidėja ir taip pat išsiplečia proceso funkcinės galimybės. Apibendrinant galima būtų pasakyti, kad proceso valdymas tai nėra kažkokia tai atskira užduotis, tai yra integruota įmonės valdymo užduotis. Tai yra nuolatinio įmonės tobulėjimo dalis. Proceso valdymas tiesiogiai susisieja su Lean sistema ir kitomis nuolatinio tobulėjimo sistemomis. Tai yra jų neatskiriama dalis. Proceso valdymas apima visą įmonę ir įtraukia visus darbuotojus ir dėl to jisai yra įmonės tobulėjimo instrumentas. Tai yra taip pat galingas asmeninio ir kolektyvinio tobulėjimo įrankis. Procesų valdymas leidžia atsisakyti procesų terminalinės kokybės kontrolės, kada produkto kontrolė vykdoma jį jau pagaminus prieš atkraunant klientui.
ir ją pakeičia procesų eigos kontrolė ir klaidų prevencija. Kontroliuojama procesų atskiros operacijos, taikoma klaidų prevencija ir idealiu atveju terminalinė kokybės kontrolė tampa netgi nereikalinga. Taigi, procesų valdyme galime valdymui pasiūlyti 7 žingsnius, kurie yra: identifikuok kritinį procesą, parink kontrolės priemones, paruošk reagavimo į nukreipimus planą, vizualizuok valdymo situaciją, procesą stabilizuok, patobulink ir išplėsk jo galimybės. Prisiminkime, kad procesas yra kaip matematinė funkcija. Jis priklauso nuo kintamųjų ir nuo algoritmo, kaip tie kintamieji yra tarpusavyje surišti. Pabaigoje pasakysiu tik tiek, tai, kuo aš labai tikiu. Būdų problemai identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau nė vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Sėkmės jums, ačiū, Saulius.